Sveiki draugai, bičiuliai ir nedraugai irgi sveiki. Taigi, pradedam laidelę iš savo varpinės, tai bus laidelių ciklas, kurių metu mes kalbėsim kiek kitaip nei kalba Lietuvos televizija, kiek kitaip nei rašo Delfis. Štai šiandien pakalbėsim apie Amerikos rinkimus, apie Trumpą, apie tą baisų prorusišką, prokremlišką politiką, kurį jau ne tik kad išrinko, jau dabar ne tik kad piliečiai nubalsavo už tos rinkikus, bet jau patys rinkikai jau pasakė, taip, Trumpas bus prezidentu. Taigi, šiandien pašnekovas Algis Avižienis, buvęs Amerikos diplomatas, puikiai žinantis padėtį iš vidaus, žinantis padėtį daug daugiau negu kai kurie Lietuvos apžvalgininkai, kurie nesiliauja komentuoti. Taigi, pirmas klausimas, Algi. Ar Trumpo pergalė unikalus įvykis Amerikos mastu? Tam tikrą prasme taip, kadangi iki nepaprastai didelio lygio šalies elitas, politinė klasė labai priešinosi jam, labai neigiamai žiūrėjo, šaipėsi iš jo gebėjimus valdyti šalį, šaipėsi iš jo žinių, iš jo charakterio, iš jo būdo, iš jo net ir kvestionavo jo moralinį tinkamumą. Dar to nelabai matėsi. Galima pagalvoti, pavyzdžiui, prezidentas Reiganas irgi turėjo labai stiprių oponentų iš liberaliosios pusės, iš liberaliojo flango. Prieš jį buvo kovojama aršiai, bet jis turėjo visgi nemažą dalį konservatorių savo pusėje, galingų sąjungininkų. O Trumpas iš pradžių neturėjo, jis turėjo sukurti kažkiek dabar, kai jis laimėjo, jau kai kurie net jo to elito kritikai jau pas jį ateina, prašosi postų, tai jau jisai pradeda suformuoti savo kompaniją, savo komandą, turėčiau pasakyti. Bet tokio prieštaravimo, seniai nebuvo, sunku iš viso kada nors įžvelgti Amerikos istorijoje. Kažkas tai atsitiko, jis kažką tai palietė labai jautrią vietą. Ta jautrią vietą, aš pasakyčiau, tai yra globalizacija. Globalizacija eina jau keliasdešimt metų, 30-40 metų, kaip globalizacija, vieno pasaulio kūrimas, pats ta procesas laisvos prekybos, laisvo investavimo, darbo jėgos migracija, tiek jau įsibėgėjo ir kad žmonės jau mano, kad čia jau tokia turėtų būti normali santvarka iš viso, bet daug kaštų turi. Ir Trumpas tą suprato, jisai lankėsi taip vadinamam rūdžių ruože, Rust Belt angliškai, kur yra masės uždarytų fabrikų, masės uždarytų sandėlių, jau namai, ištisi kvartalai, pavyzdžiui, Detroito, apmirė, žmonės išsikraustė. Tai kas atsitiko, globalistai perkelė gamyklas į Meksiką, į Kiniją ir Trumpas šitą suprato ir meistriškai išnaudojo per savo kalbas, per rinkiminės kampanijos. Jisai vis kartodavo, 70 000 fabrikų buvo perkelta iš Amerikos į Kiniją, į Meksiką, į kitas šalis. Ir tai viskas lyg normalu, lyg tai taip turėtų būti, bet iš tikrųjų čia yra sprendimai. Tokie sprendimai daromi ir nebūtinai tai yra teisingi sprendimai. Algi, o aš norėjau paklausti, jeigu mes dabar lyginsim šį laikotarpį, tai yra tos globalizacijos krizė, sakykime, įvyko 2008-2009 metai, tai yra kapitalistinės globalizacijos krizė. Ir štai kažkaip man į galvą ateina tokia paralelė, ateina su Franklinu Rooseveltu ateina. Didžioji depresija irgi kapitalistinės globalizacijos krizė rimta. Taip. Ar mes negalim čia išvelgti kažkokių tai irgi panašumų, būtent su to laikotarpiu istoriju? Tai metas buvo, kai kas ketvirtas žmogus neturėjo darbo ir dar reikia atsiminti, tuomet nebuvo jokios socialinės apsaugos. Jokios. Tai pats Roosevelt įvedė tą socialinę apsaugą, bet vėl panašumas yra. Roosevelt nepaprastai turtingas žmogus,
Tai yra šeima, kuri labai turtinga, tai galima sakyti Amerikos jau aristokratija, jau ne vieną šimtmetį tvirtai laikosi ir stovi. Ir jis būtent pats šitos sistemos atstovas suprato, kad taip toliau negali būti. Jeigu toliau bandys tempti tokį vagoną, tai sulūš, gali įvykti rimta revoliucija, gali ir visą sistemą pasikeisti. Tai kad išgelbėti sistemą, pačios sistemos atstovas sugalvojo reformų. Galima dar vieną istorinę paralelę nupiešti, pavyzdžiui, su Sovietų sąjunga. Irgi buvo nubrėžtas kelias, komunizmas, valstybė viską tvarko, čia visiška priešingybė Amerikos, aišku, bet pamatė, kad toks požiūris, toksai radikalus ėjimas tik tai vieną tikslą, neatsižvelgus į kaštus, gali padaryti katastrofą. Katastrofa Sovietų sąjungos atžvilgių tai būtų buvę revoliucija arba koks sistemos pasikeitimas. Tai turėjome naująją tą ekonomikos politiką, kur buvo leista ir privačiai ir gaminti, ir smulkia prekyba laisva buvo, ir šiek tiek ir maisto produktų buvo galima auginti, ir jinai buvo sėkminga šitą programą. Bet ji buvo leista tam, kad būtų galima grįžti vėl į seną sistemą ir ją išgelbėti. Ir man atrodo, štai milijardierius Trumpas, kuris dabar įranda kitus milijardierius, jie galima, nežinau, kaip juos pavadinti, gal net valstybininkus. Tai yra žmonės, kurie padarė pelną, jau iš to savo laimės ėmė, dabar ieško kokios dar laimės padaryti. Kolega, aš šiek tiek noriu įsiterpti, nes vėlgi grįžtant prie Roosevelto ir Trumpo. Jeigu mes puikiai žinom, kad Roosevelto kritikai visą laiką sakė, kad jis yra prosovietinis. O toksai buvo tas amžinas buvo, amžina nuoroda, kad jis labai per daug žiūri į tą socializmą, į Sovietų sąjungą. Trumpą vadina proputinišku jau dabar. Bet vis dėlto, mes suprantam, kad prezidentas Jungtinių Amerikos valstijų tai nėra visiškai savarankiška figūra. Tai vis dėlto yra aplinka. Tai vis dėlto, kiek JAV prezidentas yra priklausomas nuo aplinkos? Ar tai yra gana savarankiška figūra, ar tai vis dėlto sistemos? Jis labai gali būti priklausomas nuo aplinkos ir bus totaliai priklausomas, jeigu jis nerodys daug energijos, daug ryžto, daug kovingumo. Kuo daugiau jisai kovos už savo idėjas, kuo daugiau jisai bandys megzti ryšius su paprastais amerikiečiais, to stipresnė jo pozicija bus. O šiaip, kaip minėjau pradžioj, jau ateina pas jį elito atstovai, kurie gal panašiai galvoja, kaip jis, gal jau oportunistai, bet jis jau turi jau komandą, jau pradžia yra. Bet Vašingtone tai keliasdešimt tūkstančių lobistų, Vašingtone gal kokie 100 000 biurokratų, visi turi savo įprastinį ritmą, įprastinės programas, visi praktiškai supranta, kad reikia toliau eiti vieno pasaulio kūrimo globalizacijos linkme, o štai dabar Trumpas nori korektūrų. Taip, laisva prekyba gerai, bet mes matome, kad turi nepakeliamą kainą. Ir tą kainą reikės biškai pareguliuoti, reikės šiek tiek pristabdyti. Čia galima dar vieną istorinę paralelę padaryti, pavyzdžiui, su Trečiu Reichu Vokietijoje. Ten laisva ta rinka kaip tokia galėjo egzistuoti, privati nuosavybė liko, bet jeigu buvo strateginiai klausimai, tai valdžia įsiterpdavo. Pavyzdžiui, Vokietijos plieno gamintojai sakė, kad vokiška rūda netinka, nepakankamai yra sodri, koncentruota. Reikia būtinai pirkti iš Švedijos ar kitur. Nebuvo valiutos. Tai sprendimas buvo, suraskite būdą, kaip naudoti prastesnį vokišką tą rūdą. Buvo priversta eiti to keliu. Pelnas, nepelnas, bet valstybė turi savo strateginį tikslą ir tą reikia padaryti. Trumpas irgi sako, laisva prekyba gerai, bet jeigu mes prarandame savo pramoninę bazę, tai vyrai, pagalvokite, Kinija kyla, Rusija turime. Kolega. Jeigu kada nors karas, tai kaip galima karą laimėti be savo pramoninės bazės? Kolega, tai
tekę man girdėti tokį terminą ekonominis nacionalizmas, nors iš tikrųjų tie žmonės, kurie domisi to klausimu, tai vadina labai paprastai, tai yra mobilizacinė ekonomika. Tai yra Trumpas eina mobilizacinės ekonomikos linkme, kaip kažkada tai ėjo beje ir Rooseveltas, kažkada išvedė irgi per mobilizacinę ekonomiką. Manau, kad taip, gali būti. Pažiūrėkime į jo požiūrį į Kiniją. Tai irgi įdomu yra, nebūtinai reikia šaipytis. Štai jisai paėmė ir kalbėjosi su Taivano prezidente. Ir tai buvo iš tikrųjų dramatiškas įvykis, nes joks Amerikos prezidentas arba būsimas prezidentas su Taivano vadovu nesikalbėjo. Taivanio nėra. Pagal tarptautinės normas Taivanio neegzistuoja, tai yra Kinijos dalis. Bet Trumpui tai nemotais, nes, man atrodo, jis norės daug kiečiau elgtis su Kinija. Ir man atrodo, jis ir kai kurie žmonės aplinkui, pavyzdžiui, generolai, nemažai generolų pas jį atėjo, 3 bent užima labai aukštas pozicijas. Jau kalbama apie milijardierių ir generolų jau vyriausybę. Bet generolai tai ką? Tai yra stabilumo atstovai, žmonės, kuriem rūpi šalies ilgalaikė perspektyva strateginiam žaidimui. Ir jeigu mato kylančią Kiniją, o jinai tikrai kyla ir greit pranoks Ameriką pagal BVP, tai aišku, kartu su to ir didėja karinis gebėjimas. Tai kils visa eilė problemų Amerikos pozicijai tolimuose rytuose. Tai reikia pradėti galvoti ir apie šitą. Reikia neleisti Kinijai užbaigti, sakykime, JAV pramonės bazės ištuštinimo procesą. Tarp kitko, tuo pačiu ir apie lobistus klausimas, ir apie Kiniją. Nes niekur nedingo stiprus karinis ginklų lobis Amerikoje. Jis yra vienas iš tokių, kaip ir naftininkų, tai yra vienas iš pamatinių Amerikos, sakykime, tų įtakotojų, sakykime, tą grupę, klasę. Vis dėlto mes matėme, Obamos laikai tai yra karinių avantiūrų laikai. Amerika buvo įvelta į kelias karinės avantūras ir man atrodo, kad nei vieno iš jų amerikiečiai nieko ypatingo nelaimėjo. Pridėčiau ir Bushą, ir Bushą. Tai buvo Obamos buvo politika, buvo Busho teisinys. Ir dar prieš Clinton Bush senjoras pradėjo šitą seriją. Tai vat klausimas ir yra, karinis lobis. Ar, sakykime, Trumpui pavyks jį apmažinti jo bent jau interesus, arba nebent kažkaip tai įtakot, ar jie įtakos? Man atrodo, Trumpui ir jo komandai rūpi tai, kad JAV yra labai smarkiai įsiskolinusi, o tas įsiskolinimas tai tikrai atėjo dėl tų karinių avantūrų, kur pats minėjai. Tai yra 19 trilijonų dolerių ir nieks nežino, kaip bus tas sumokėta, ar kaip iš viso bus galima susidaroti su šitokia didžiulė skola. Tai, man atrodo, iš to jau vien išplaukė Trumpo noras šiek tiek sumažinti įtampas, nesikišti dažnai. Jo pasisakymų yra pakankamai daug, kur galima spėti, kad jis norės mažiau kištis vidurio rytuose. Nors Irano atžvilgis vėl kelia klausimų, nes jisai ne vieną kartą kalbėjo, kad jisai yra prieš Irano įsiviešpatavimą, taip vadinama, šitame regione ir labai neigiamai verta sutartį su Iranu dėl brandolinių ginklų negamybos. Tai kaip jis toliau elgsis, čia lieka toksai klausimas. Jo kai kurie generolai, kurie yra jo patarėjai arba užima dabar aukštas pareigas, irgi pasižymi tam tikrų karingumų Irano atžvilgių. Tai tą reikės pažiūrėti. Bet reikia tikėtis, kad jis naudos daugiau diplomatinės priemonės ir stengsis apriboti Irano įtaką regione kitokiais būdais negu karu. Kolega, aš kaip tik šiek tiek besiruošdamas pokalbiui, kaip tik aš panagrinėjau būtent tos skaičiukus, tos Jungtinių Amerikos valstijų, sakykime, karinio biudžeto, koks jis yra dydis, nes mažai kas įsivaizduoja iš tikrųjų. Nes yra tokia amžina, sakykime, matyt, propagandinis ėjimas daugiau yra, kad Amerikos ginkluotė, tai yra ginkluotosios pajėgos turi stiprėti, nes yra Rusijos pavojus. Nu, biudžetas Amerikos yra 9,5 kartų yra didesnis negu Rusijos karinis biudžetas, bet įdomioji dalis dar ne šita yra. Įdomioji dalis yra tame,
kad Saudo Arabijos karinis biudžetas yra didesnis negu Rusijos biudžetas. Gali būti. Tai va čia šioj vietoj labai kyla klausimas, sakykime, ar tas karas priešpriešas su Iranu, ar tai nebus, sakykime, įtakota būtent to sąjungininko, to pagrindinio tam regione. Saudo Arabijos. Taip. Jo, ten aišku kitokia dinamika, ten kartu dirba, daug interesų turi bendrų, bet aš manau, Saudo Arabija vis tiek daugiau klausosi Amerikos, nes Saudo Arabija be Amerikos tai būtų labai pažeidžiamoje vietoje. Nemanau, kad čia esminis dalykas, bet pritariu prie šito. Amerikos karinis biudžetas yra praktiškai didesnis negu viso likusio pasaulio kariniai biudžetai. 36% pasaulio karinių biudžetų yra Amerikos švarus biudžetas. Aš manau, ir Trumpas tą supranta ir jis norėtų, man atrodo, šiek tiek sumažinti tą naštą, kurie ateina ypač su kariniais veiksmais. Gali turėti karinę visą sistemą ir laivynus, ir brandolinius ginklus, bet kai reikia pradėti juos naudoti, tai nepaprastai padidėja išlaidos. Ir daug daugiau negu kas iš pradžių skaičiuoja. Tai šitą jis supranta ir vėl bandys pristabdyti, kad galėtų atsigauti kažkiek, kad vėl pramonė galėtų vystytis Amerikoje, nes nuo pramonės ir priklauso ir tolesnė stiprybė kariniai srity. Tai manau, kad Trumpas norėtų matyti stiprią Ameriką, bet jis dabar supranta, kad jinai gerokai nusilpus dėl tų visų avantiūrų ir tos skolos, kuri užgriuvo tikrai visus ir stabdo ekonominę plėtrą ir dar norėčiau ne tik tai kariniai tie reikalai, bet ir globalizacijos našta taip pat yra ir susijusi su masinė imigracija. Masinė imigracija irgi beveik tapo kažkoks tai šventas dalykas. Turi būtinai priimti, kad nekontroliuojamai milijonai žmonių plauktų į tavo šalį. Tai žmonės, kurie dažnai jokio išsilavinimo neturi, jokio profesinio nepasiruošimo, kaip matome, kad ir Vokietijoje praėjus metams tik tai 5% tų žmonių iš viso dirba. Arba Švedijoje mes matėm ir rašėm apie tai savo leidiniuose 3%, arba 1%, 5%, reiškia 90% tų 100 tūkstančių žmonių, milijonai žmonių, jie yra socialinė našta. Tai, man atrodo, analogiški dalykai yra Amerikoje, irgi milijonai žmonių plaukia, ypač paskutiniu metu, o Trumpas supranta, kad tai nėra Amerikos nacionaliniam interesui. Jis yra pirmoje vietoje nacionalistas. Kolega, o dabar vėlgi grįžtant, sakykime, prie migracijos, aš kaip tik norėjau paklausti, nes iš tikrųjų žiūrėjau, kas rėmė Clinton kampaniją. Ten, sakykime, tokios tradicinės, daugiau liberaliųjų pažiūrų organizacijos, bet man kas patiko, labai patiko, emigrantų organizacijos. Tai yra Pietų Amerikos kilusių, sakykime, emigrantų, Meksikos, bet įdomiausias rėmėjas Clinton kampanijos tai buvo Jungtinių Amerikos valstijų komunistų partija. Beje, tarp kitko, gerbėmieji, jeigu jūs nežinot, Jungtinėse Amerikos valstijose yra komunistų partija, veikianti legaliai. Tai vat jį rėmė Clinton. Gal todėl, kad Clinton yra internacionalistė. Clintonė, kaip niekas kitas, pasisako už suartėjimą, už vieno pasaulio kūrimą. O Trumpas sako priešingai, mes truputį per toli nuėjome to keliu, dabar šiek tiek reikės grįžti atgal, reikės sustiprinti savo pajėgas, žiūrėti daugiau į savo kiemą, į savo butą, tvarkytis, o paskui vėliau pažiūrėsim, kaip bus su tarptautiniam iniciatyvam. Tai tęsiam vis dėlto prorusišką temą, nes iš tikrųjų labai stebėjau reakciją ir rusų medijų stebėjau po išrinkimo ir tiesą sakant artimųjų rytų tokių, sakykime, radikalių organizacijų narių pasisakymus, buvo tokio džiaugsmo net, sakykime, ir buvo Rusijoje net kažkokie jau Trumpomanijos kažkokie požymiai buvo, jau ten buvo parašai renkami keliuose miestuose skverus Trumpo vardu pavadinti. Tai vis dėlto tas Trumpo prorusiškumas, nes bando per tą patį Trumpą, bando pavaizduoti ir Trumpą kaip
Maskvos agentą, taip pat vaizduoja Europos nacionalistus, Europos net euroskeptikus, patriotus, taip net negalime nacionalistais jau vadinti, nes čia yra liaudės judėjimai, kurie kalba, kad mes norim gyventi pirmiausiai savo šalyje, o ne kažkokiam tai globaliam pasauliui. Tai vis dėlto tas prorusiškumas vadinamas, ar sakykime, ar čia taip antiglobalizmas šiais laikais jau vadintis turi? Nemanau, kad čia labai rimtas yra argumentas. Čia daugiau bandymas nukreipti dėmesį nuo asmeninio fakto. Asmeninis faktas yra, kad jis laimėjo, o jis laimėjo, kadangi labai daug amerikiečių, daugiau kaip 150 milijonų, nepatenkinti buvo esama santvarka, nepatenkinti globalizacijos kursų, globalizacijos kaštais, masinė imigracija. Tai yra masinės problemos, kurios netaip lengva ignoruoti, bet vis tiek bandoma nukreipti dėmesį nuo to. Tai gerai, ką daryti, jeigu ištisi fabrikai yra tušti, žmonės neturi darbo, arba jų pajamos per pusę susitraukia. Kalbėkime apie rusus. Bet tai ne esmė. Esmė yra, kad globalizacija padarė didžiulius pokyčius, labai daug kas nukentėjo, labai mažas būrelis žmonių labai praturtėjo. Dėl globalizacijos per paskutinius 4 dešimtmečius matome išaugo milijardierių klubas. To anksčiau niekad nebuvo. Dabar tų milijardierių yra tikrai daug ir jau matome, kokią didžiulę jie įtaką turi politikoje. Ir Rusijoje mes žinome iš savo patirties. Lietuvoje turime pavyzdį. Na ir dabar Amerikoje. Tai ta globalizacija, man atrodo, atvėrė duris Trumpui, o jo oponentai bando nukreipti dėmesį nuo globalizacijos neigiamas pusės. Jie nori toliau grįžti prie globalizacijos. Jie mano, kad pasaulis jau visai arti yra susivienimo. Tas projektas jau vykdamas nuo Antrojo pasaulinio karo, kuriamos visokios tarptautinės institucijos, jungtinių tautos, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, Pasaulio prekybos organizacija ir daugybė kitų institucijų. Europos Sąjungoje matome, kad dabar kalbama ir apie bendrą kariuomenę, bendrą prokuratūrą, bendrą imigracinę politiką. Praktiškai 80% visų parlamentų sprendimai tai yra iš Europos komisijos. O centralizuojantis, kas tada jau pasidaro vadovų pasaulio, jeigu taip jau pabandyti panagrinėti tokiu atveju? Manau, kad oligarchai, finansininkai, stambių korporacijų vadovai, šitie žmonės ir duoda toną visam pasauliui ir jie norėtų turėti atrištas rankas, dirbti visur, stumdinėti pinigus laisvai, be jokio apribojimų ir krauti didžiulius pelnus, ką jie ir daro. Dabar pasiekėm nepaprastai didžiulę turtinę neligybę, kokios nebuvo. Dabar žinome, tas 1% valdo daugiau kaip 47% viso pasaulio turto, o iš to 1% dar 1% tai valdo gal kokie 30% viso pasaulio. Tai šitie žmonės turi tą įtaką, jie gali nusipirkti savo politinės partijas, savo spaudą, nepaprastai susikoncentravo spaudos nuosavybę, dabar yra tik tai gal kokios 4-5 grupuotės, kur valdo didžiulę dalį komercinės spaudos. Ir jie visi pučia į tą pačią dūdą, turime kurti vieną pasaulį. Kolega, tai jeigu stipriausios pasaulio valstybės vadovas stojasi prieš oligarchų, visą tą tarptautinį, tą visą grupę, jeigu jis ne tiek atstojasi, bet bent jau bando jiems oponuoti, tai iš tikrųjų mes turim tada pripažinti vieną faktą, kad net valstybė, net didžiausio pasaulio valstybė yra bejėgė prieš tarptautinį kapitalą. Tam tikrą prasme taip, jo, tos valstybės tampa instrumentais didesniai politikai, kurios daugelis mūsų gal žiūrovų nenutokia, bet tai yra senas projektas, senas nuo Antrojo pasaulinio karo, kai buvo kuriami pamatai vieno pasaulio. Beje, vieną skaičiuką pasakysiu. Iš 100 ekonomikų, didžiausių ekonomikų, 53 ekonomikos yra net ne valstybių, o korporacijų. Beje, tai yra korporacijų ekonomikos jau pasidaro didesnės negu valstybinės. Ir liko kas mums, apie ką pakalbėti? Liko pakalbėti apie Lietuvos poziciją. Kas ta Lietuvos pozicija reikia suprasti? Tai yra vadovų
ir provalstybinės medijos pozicija, būtent, sakykime, dėl Trumpo išrinkimo, nes tai, ką mes matėm, kas iš valstybinės televizijos liejasi, vieną tik tai Jakelaitį reikia prisiminti, kuris labai aktyviai įsiliejo kažkodėl į kitos svetimos valstybės rinkimų kampaniją ir įsiliejo chamiškai net kai kur. Tai kaip dabar Lietuvai, nes dabar atvažiavo Makeinas atvažiavo kaip tik šiandien, Ramint atvažiavo. Ir stiprinti globalistų pozicijas. Nes mūsų valdžia tai tikrai tvirtai stovi globalistų stovyklai. Tai jie bus gal ir tarp paskutiniųjų šito Titaniko laivo keleivių, kurie gelbėtis nebandys. Jo, ir kartu žinoma mus tenai nutemps. Tai stebina jų, sakyčiau, siauras požiūris. Stebina tai, kad jie viską stato ant globalistų ir neokonservatorių kortos. Ant jų globalizacija, masinė imigracija, karinės avantūros, viską mes pritarėm, viską, kad tik paskui pripažintų mus, padėkotų mums, atsilygintų mums kaip nors, bet tai nėra labai išmintinga politika. Ir svarbiausia, nenori net matyti, nenori girdėti kitų pozicijų. Visiškai neegzistuoja euroskeptikai, tokie žmonės kaip Farage, tokie žmonės kaip Trump, tai nori iš viso, kad jų nebūtų. Bet kažkaip tai draugau dabar reikės, kažkokiu tai būdu dabar reikės susitarti, nežinau, kiek tai yra tiesa, bet buvo kalbama, kad buvo jau telefoninis pokalbis, nežinau, kiek tiesa, kiek tai yra interneto, sakykime, antis, bet... Buvo paneigta, aš žinau, pats kalbi, taip, bet, kažin, ar kada nors išryškės, gal ir buvo, bet turėjo baigtis fiasko. Bet diplomatiniai praktikoje tokie dalykai egzistuoja, kad, tarkim, grupinis pokalbis baigtųsi padėtų rageliu. Nesiklausiau tų pokalbių, negaliu pasakyti, bet manau po to stengsis neigti, kad tai įvyktų ir pereis prie kitų temų, kad užmirštų. Man atrodo, mūsų elitas bandys toliau su draugais bendrauti ir bandys apeiti Trumpą, bandys padėti jį izoliuoti. Taip pat ir pro Merkel politika liks, mes irgi čia matome didelį faktorių stabilumo Europoje, nors iš tikrųjų yra priešingai. Merkel politika kaip tik destabilizuoja padėtį, chaosą kūrė su savo atvirų durų politika, o būtent euroskeptikai, nacionalistai yra tvarkos, sakyčiau, šalininkai. Jie norėtų, kad būtų atstatyti rubežiai ir kad pradėtų tikrinti, kas įvyksta iš viso pasaulio. O taip, be jokio tikrinimo, be jokių kriterijų, milijonai žmonių priimti, kur ir dabar matome pasiekmes. Praktiškai kasdien kažkokie smurto atvejai Vokietijoje. Užsipuolimai, kokių nebūdavo anksčiau, būdavo ramu, tvarkinga šalis. Bet dabar tai vieną dieną areštuoja 3-4 musulmonus, kurie ruošiasi sprogdinti. Kitą dieną skaitom apie sunkvežimį, kuris traiško berlyniečius. Ir dabar mums sako, kad čia tampa tvarka, tokia norma, taip reikės priprasti. Tai kolega, dar vis dėlto šiek tiek vis dėlto prie Lietuvos grįžtam. Tai ar gali taip atsitikti, nes santykiai tai tarp Lietuvos diplomatijos ir JAV diplomatijos jie yra gan tamprus. Ar gali taip atsitikti, kad iš JAV jau būtų signalai, tiesioginiai signalai būtų, sakykime, liaudiškai tariant, užsičiaupti? Kritikuoti, pavyzdžiui, Trumpą ar parekomenduotą? Gali, teoretiškai galėčiau įsivaizduoti, jeigu mes toliau norime kaitinti atmosferą su Rusija ir bandysim kokiais nors pareiškimais prisidėti prie to, prisijungti prie kitų, tai aišku gali, prezidentas tai šitą, tai gali tvarko užsienio politiką. Tai yra jo prerogatyva, be abejo, gali siūsti stiprių signalų, arba privačiai, arba viešai. Ir tada gali sekti pasiekmes. Tai į tai reikės atsižvelgti. Man atrodo, Trumpas bandys gerinti santykius su Rusija, prasidės žaidimas dėl Ukrainos. Eventualiai, aš taip mano asmeninė nuomonė, suras kompromisą dėl Ukrainos, tikriausiai pripažins Krymo statusą dabartinį,
galbūt ir dėl rytų Ukrainos irgi susipažins, bet neužmirškim vieno dalyko, yra dar ir kiti labai dideli žaidimai, vienas iš jų yra Kinija. Mažai kas apie tai kalba, bet reikėtų pasvarstyti, ar tik ne Trumpas planuoja ilgainiui Rusiją įtraukti į Amerikos pusę eventualiam kokiam nors konfliktui su Kinija, nes Kinija tikrai darosi didžiulė valstybė. Jau palyginti su Rusija, tai 10 kartų didesnė gyventojų atžvilgių. Ir ekonomiškai galingesnė. Ir karinė prasme jie jau praktiškai pasivyja. Ir nėra galo jos augimui. Tai gali būti, kad valstybininkai, tie generolai, tie saugumiečiai aplinkui Trumpą masto ilgom kategorijom ir norėtų anksčiau ar vėliau gal ir Rusiją į savo pusę patraukti. Tarp kitko, dar tokia versija. Suprasti ir bent jau palikti savo kažkiek manevravimo laisvės, o ne stoti pačias priekinės linijas. 39 metai. Jau buvo vienas susitarimas dviejų galingų valstybių. Kuo mums jisai baigėsi ir kitai rytų Europai mes puikiai žinom. Tiesa, dar vienas toksai, viena tokia versija klaidžianti internete, ne tik internete, ir analitikų yra įvardinama, kad būtent kalbant apie Krymo klausimą, kad vis dėlto įmanomas matyti susitarimas keist, liaudiškai tariant, keist Asadą, keist į Krymo pripažinimą. Toks variantas. Gali būti arba plačiau, kaip ir Trump ir kalba, jam labai svarbu yra tas regionas vidurio rytų. Jis ir turi labai stiprią sionistų paramą. Žydų rėmėjų turi gana įtakingų ir atrodo, kad jisai bus daugiau pro-izraeliškas negu Obama net buvo. Nors Obama pakankamai jau rėmė Izraelį, bet Trumpas bus dar daugiau. Matosi iš jo aplinkos, iš žmonės, su kuriais jis bendrauja, kas jį remia, tai bus taip. Ir jam svarbu bus vidurio rytai, jam svarbesnė vidurio rytai negu mūsų teritorija. Ir jis bandys rusus įtraukti, jau jie kalba, ir jis yra pasakęs, kad sveikina Rusijos intervenciją Sirijoje ir jisai norėtų ir toliau dirbti su rusais. Tai čia būtų vienas iš tų apsikeitimų. Tai apie Trumpą kalba, kad jis yra verslininkas, kuris mėgsta sandorius, deals angliškai. Tai viena deal būtų tokia susitarti dėl Ukrainos ir paskui rusai užima, sakykime, konstruktyvesnę Amerikos atžvilgių poziciją vidurio rytuose. Ir, kaip minėjau, neužmirškime Kiniją. Ilgalaikiui per ateinančius metus, dešimtmetį, aš galiu įsivaizduoti tokį dalyką, kad Amerika siektų priartėjimo prie Rusiją kaip kontrasvoris vis augančiai Kinijai. Tai ką, kolega, buvo malonu pabendraut, tikiuosi visi išklausėt, nepabėgot anksčiau laiko. Tokių laidelių bus daugiau, iš tikrųjų startuojam nuo 2017 metų, tai yra antroji bandomoji laidelė. Ir tuo pačiu kviečiu visus, kas turit ką pasakyti kitaip, negu yra kalbama per oficiozus. Kviečiu susisiekti ir kalbam. Viso gero.